Iš išorės pilnai pabaigus daržinės dažymą, ateina metas, kada jau galima pradėti galvoti apie tuos vadinamus paskutiniuosius pagražinimo arba, na, šiuo atveju apsisaugojimo nuo vandens darbelius. Ir kągi, čia virš stogelio nepabaigta penketukai, nes sugalvojau, kad vis tiek nuo lietaus vanduo čia taškosi ir reikia padaryti kampų iš skardos, bet stumdomų vartų bėgis irgi yra atviras. Ir buvo, kad žmonės privežė visokių tokių senų palangių. Remontavosi, sako, mesim lauką. Aš matau, kad tos palangės pakankamai plačios, pakankamai ilgos. Sakau, priglausiu, nes ateis metas, kada ir man reikės. Ir kągi, vakar pasiskambinau geram meistrui Giedriui iš Piktupėnų ir kągi, jis, kaip visada, man geranoriškai labai padeda ir suranda tarp visų savo darbų, savo didelio užimtumo ir padeda su tokiais skardinimo smulkiais darbeliais. Ir kągi, išsimatavom, viską parsivežė, išlankstė ir taip tvariai tos skardos nenukeliavo į vėl perdirbimą ir vėl didesnį CO2 skleidimą mūsų planetai, o kaip iš tų pačių senų skardų gali gimti ir vištinyko lango stogelis, toksai pum, labai gražiai išsilankstė ir taip, sakau, prilankstyta. Dabar man tik reikia eiti tvirtintis, kur reikia, ir suruošta palangės dirbtuvių langams, bet kol dar dirbtuvių langai nėra iki galo sutvarkyti, tai dar teks palaukti jų tvirtinimo. Bet čia virš vartų bėgio jau galiu pritvirtinti iš senų palangių išlankstytas skardas stogeliui. Štai ir senos palangės sugulė saugoti vartų bėgį. Ir taip vandenėlis dabar, kaip sakant, neduos taip smarkiai rudyti šitai konstrukcijai. Ir manau, kad mano nuomonė vizualiai visai gražiai atrodo ir nesimato tų sujungimų. Na, bet man, kaip visada, pirminis dalykas, kad tai tvaru. Viskas yra surinkta, padaryta tvariom medžiagom. Oi, pilkasis garnys praskrido ką tik virš galvos. Taip, judam toliau. O judėjimas, sakau, judam daugiskaita, nes draugų šeimyna atvežė jaunuolį į darbo ir poilsio stovyklą, kad paragautų truputį prakaito savo ir prisidėtų prie grožio kūrimo, apie kurį parodysiu netrukus. Pabaigus reikalus su pamatais, jau galima ir tvarkytis apie pamatus, nes kas buvo atkasta. Na, čia šito akmens mes dviese nesusitvarkom, tai palauksim talkos didesnių vyrų ir čia truputį padarysim tą laiptelį gražesnį, bet visą kitą galima iš principo užkasti, kas atkasta, surinkti visus plytgalius ir dar akmenų turiu, tai nuo kiemo pusės vis tiek norisi gražiai taip palei pamatą susidėti liniją ir kad taip nueitų per visą iš kiemo pusės perimetrą. Tai ir pasidarbuosim šitą nešaltą vasaros dienelę. Gilda visada skanuoja kuo puikiausiai kiemą, kas prašyti ar neprašyti, svečiai visus sutinka. Kažką geruoju, kažką su šunišku pasisveikinimu, bet be abejo prie manęs jinai nieko nepadaro, bet kai manęs nėra, tai geriau, kaip sakant, laikytis reikiamo atstumo.
taip jau yra. Ir, kaip sakant, tam ir šuo yra, kad saugotų mano nuosavybę. Tai va, apie katinus. Katinus turėjau patį pirmą tigrą, po to labai trumpai buvo runcė ir po tų nelaimingų atsitikimų, kaip žuvo abu katinai, katinas ir katė, aš jau virš daugiau nei metai laiko neturiu, beveik jau 2 metai neturiu katės, bet Gilda vis žiūrėdavau, kad čia į daržinę vis kažką nusivėja. Na, galvojau, kad šita kiaunė. Bet pasirodo, kad prieš mėnesį laiko jau virš dirbtuvių išgirdau naujos gyvybės garsus ir supratau, kad atėjo katė ir atsivedė man kačiukų virš dirbtuvių. Tai va, jau antrą kartą lipu su skanėstais naujai gyvybei, o čia rainiukė su mažiukais. Va taip, jinai dar, kaip sakant, nenori pulti čia labintis su manim labiausiai, bet maistelis daro savo ir palengva mes jau šnekučiuojamės, dar taip glaustytis, glostytis nenori, kol maistelis yra, tai leidžia prisiglausti prie ausies, bet sakau, dar glostymų nėra. Tai va, gamta pati pasirūpino, kad reikia čia tame ūkyje katės. Be abejo, aš tiek daug nenoriu, dar yra 4 kačiukai, kurie dabar išsilakstė. Tiek daug nenoriu, kad čia būtų, tai reikės kažkaip tai juos prisivilioti ir paskelbti atiduotuvės, kad tie kačiukai irgi surastų gerus namus, nes katė, kad pelių ženklų nematyti, tai jau tikrai ilgą laiką. Ko puikiausiai matau, kad pelių daržinėje nebesimato jokių ženklų. Ir netgi kartais, kaip katės mėgsta, rasdavau specialiai ant kelio padėtą papjautą peliuką ar pelytę. Tai darbininkė pagal savo prigimtį kuo puikiausia. Tai paliksiu aš ją dabar paskanauti jai atneštų maisteliu, kažkaip pratinsimės, susibičiuliausim, reikia sugalvoti vardą. Jau buvau skelbęs kažkada tai, kada runcė atsirado, tai kas siūlė ten būrės, tai nesinori taip primityviai būras, būrė, avis kviečiu aš būrėm, jos būrė kviečia mus. Tai norisi kažkokio įmantraus gal, bet ne super įmantraus, gal kažkokio biški su senoviško prieskoniu. Na, taip jau pas mane viskas yra su senoviško prieskoniu. Tai pabandykim komentaruose parašyti, pagalvoja, koks tikrai katės vardas atitiktų šitame kieme. Ir turbūt, kad ši draugė liks pas mane gyventi. Na, jeigu pati nesugalvos iškeliauti, nes Gilda labai didelės draugystės su ją, kaip ir su visais kitais katinais, nekuria. Jinai tik tai kuo puikiausiai visus kitus gyvius iš šitos teritorijos gainioja. Tai matysim, ar čia šita katytė bus tokia svečio apsilankančio ar naktimis besidarbuojančio pozicijai ar kaip. Tai matysim. Po mūrimo buvo likę palei sienas, palei pamatą prikritusių visokiausių plytgalių. Ir juos reikėjo parvežti į kiemą, surinkti ir pasmulkinti, kiek pavyko šiandien dieną. Ir ką? Jaunuolis tai įveikė. Ir taip, karštis buvo didžiulis, bet smulkino. Ir paklausit, kodėl aš tai darau. O todėl, kad čia buvusi tranšėja, nes kada lietaus
su lietaus sistemos vanduo tiesiog turėjo kažkur ištekėti, švarus vanduo, ne kažkoks kanalizacijos, bet tiesiog lietaus nuo stogo vandeniu reikia nutekėti. Tai ir drenažas nuo pamato viskas subėga į tą šuliniuką ir čia, kai tą tranšėją iškasė, tai patikėkit, krenta ir kas metai vis pasmunka. Atrodo, čia jau grūzo variau, ne kažkokio cheminio, ne kažko. Tiesiog plytgaliai, tinkas ir vat smulkinama ir kiekvieną kartą pavažiavus viskas sukrenta. Tai va, tai truputį apsišvarinom ir pradėjau čia nuo dirbtuvių kampelio, sakau. Na, reikia irgi pasiruošti, nes ateis metas kiemo danga užsidėjęs. Skalda, manau, bus gerai. Tai vis tiek norisi, tų akmenų dar yra ir kad ta skalda ne tik iki pat krašto, bet ir truputį atkartoti vilos temą, susižaistų, susišnekėtų ir dar prisivežėm čia akmeniukų, dar sakom, čia padarysim ir apie šulinį. Tik tai iš kiemo pusės, ne apie visą pastatą, nes apie iš kiemo pusės ir te bus ta skalda numanomai. Čia galiu dar tik tai svajoti apie tai, bet svajodamas turiu ir darbus atitinkamai planuoti ir daryti. Tai va todėl taip ir viskas. Ir dar ėmėmės kuopti šito daržinės, nes jinai jau buvo patapusi nebepraeinama, nes jau tiek viskas, visi visko atveža, dovanoja ir kaupėsi. Lygiai taip pat kaip dirbtuvės, net nebandau čia eiti įrodyti, nes jos jau irgi yra patapusios nebepraeinamos. Tai sakau, dėl to, kad jau neužilgo bus rugiapjūtė ir vėl reikia suruošti vietą derliui, o taipogi judesys man nuolat vyksta dirbtuvėse, o kai dirbtuvės jau susikaupė, plus baigiau aš juk viršlangius, kada mūryti ir ten sieną brizgų tinkuoti, tai kai reikėjo viską išsistumdyti, tai vat ir gavosi tokia bardakėlis. Tai va, dabar tą bardakėlį kaip ir bandom sureguliuoti, susitvarkyti, kad vėl būtų patogu ir dirbti, ir vaikščioti, ir nuotaika nuo to būtų geresnė. Ant kiemo bardakėlis, o bardakėlis ne šiaip sau, nes reikėjo išsikraustyti įvairius dalykus iš dirbtuvių ir pradėjom kuopti, tvarkyti ir, sakau, kalbu daugiskaitą, nes užsiminiau, kad pas mane atvyko jaunas talkininkas Jonas. Jonai, ką mes čia nuveikėm? Tai visų pirma, truputį aptvarkėm dirbtuvės, pastatėm 2 lentynas, išlapėm, perkeliam spintas kelias, biškį lauką aptvarkiau ir viskas. Ir kaip tau įspūdžiai būro kieme? Fainai padirbėti, nuotykių biškį gauti. Tai va. O mes kalbėjom apie tokį įdomų dalyką, apie kaip dabar mokyklose yra, ar darbų pamokos ir kaip to pačiam, sakykime, patekti į tas, čia dar nesutvarkytos, bet dirbtuvės, kurios tikrai bus ir čia vis, kaip ir visose dirbtuvėse, truputį bardako, bet ir daug įrankių. Ką tu manai apie tai? Gerai, manau, smagu būtų padirbėti. O savo draugams rekomenduotumai? Aišku, rekomenduotumai. Gerai, dėkui, talkininkė. Tai va, taip. Su Jonu dar pajudėsim šį vakarą, dar reikia vieną spintą pernešti, pasiruošti jos vietos pakeitimui, bet dirbtuvėse erdvės atsiranda, nes kai atsiranda ir lentynų, atsiranda kai ką išmesti, vėl peržiūrėti, nes taip per laiką susikaupia to gėrio ir tai pradeda daryti bardakėlę. Tai va.
iš bardako į tvarką ir taip ir viskas pas mane čia sukasi. Tai judu toliau su jaunu savo talkininku. Joną befilmuojant, baterija jau buvo visai prie pabaigos ir nufilmavus nepatikrinau, ar yra gerai viskas, nufilmuotas siužetas. Tada atsiprašau už ten tokį laginimą pačioj pabaigoj. Ir kągi, tęsiant dirbtuvių temą, šitas kampas ir šitas pečius buvo tik vieną kartą atkraustytas, kada tik tai įsikraušiau ir čia kopiau šiukšles visas. Bet čia kampe tokia stovėjo žemėlapių didžiulis stalčius, kaip mokyklose būna tokie, gale būdavo tos mokyklinės spintos ir tie stalčiai tokie atverčiami ir kada plakatai ir brėžiniai ar ten, sakau, kažkokie tai parodomosios priemonės buvo dedamos. Tai šiaip ne taip su Jonu ištraukėm iš šito kampo, nes dabar, ne tai, kad dabar aš jau seniai čia pasistačiau jau tekinimo stakles ir, kaip sakau, atsikraušiau pečių. O kad kaminas yra čia jau seniai, aišku, buvo ir galvojau, na, kažkada reikės pasižiūrėti, kokia čia ta situacija su tuo pečiu ir vis tiek norėsis žiemos metu pasišildyti, tai galvojau gal kokią tai pečiuką pasistatyti. Bet dabar kaip atsivalėm tą kampą ir tenais yra pakuros skylė. Ir įdomumo dėliai paėmiau, pakūriau kartoną ir žiūriu trauka kuo puikiausia, pečius reiškia neužakęs. Išėjau į lauką, žiūriu, domelis gražiai rūksta ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žiemą čia bus žymiai šilčiau darbuotis. Tai aš šiltai noriu padėkoti Jums už pridedamus nykščius, pasidalinant šiuo įrašu ar kitomis serijomis su draugais, paremiant šitą projektą ir parašant komentarus. Tai parašykit pasiūlydami, koks galėtų būti katytės vardas. Tad sakau dėkui ir iki sekančios serijos.